Okay. Hello. Sveiki visi. Diemas, what do I say? Good afternoon. Laba diena. Laba Laba diena. Laba diena. It is easy to murder other people's languages. Iš tikrųjų labai lengva, taigi kalbant kitų tautų kalbomis tiesiog toks kaip savižudybė galbūt net ir būtų paaiškinama. Yeah. So let's have a word of prayer. Taigi dabar visi pasimelskime. Our Father in heaven, we thank you for your love for us in the Messiah Jesus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, mes dėkojame tau už meilę, dėkojame už Jėzų Mesiją. We thank you that you call us into the fellowship of your Holy Spirit. Mes dėkojame tau, kad tu pakvietei dalyvauti, būti bendradarbiais šventojoje dvasioje. We thank you for your love to us. Mes dėkojame už tavo meilę mums. And we thank you that in Jesus we have a message of good news for Israel and all nations. Ir mes dėkojame tau, kad per Jėzų mes turime gerąją žinią žydams ir visoms tautoms. Lord, we pray that you would be our teacher and our guide. Viešpatie, mes meldžiame, kad tu būtum mūsų mokytojas ir mūsų vadovas. That by your Spirit you would teach us from your word. Kad pagal tavo dvasią, savo dvasią, tu mokyk mus savo žodžio. That you would help us to grow as your disciples. Padėk mums augti ir būti tavo mokiniais. That we might be disciples and make disciples. Kad mes patys galime būti mokiniais ir galėtume daryti kitus tavo mokiniais. And even now as we think of your return, help us to prepare our hearts. Ir dabar, kai mes galvojame apie tavo sugrįžimą, padėk mums paruošti savo širdis. Help us to live lives that show your love. Padėk mums gyventi tokį gyvenimą, kuris rodytų tavo meilę. Help us to be a voice for you in our generation. Padėk mums būti balsu, kuris skelbtų tave mūsų kartoje. In Jesus the Messiah's name we pray. Jėzaus Mesijo vardu mes meldžiamės. Amen. 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 It's good to be with you again. Taigi vėl džiugu būti su jumis kartu čia šioje vietoje. I want to ask a couple of difficult questions. Taigi norėčiau jums užduoti porą sudėtingų, sunkesnių klausimų. What is the role of the Jews at the second coming of Jesus? Taigi koks yra žydų vaidmuo antram Jėzaus atėjimui? And how can we participate in God's plan of world salvation? Ir kaip mes galime dalyvauti būtent Dievo pasaulio išgelbėjimo plane. So we've already told the story of the Bible. Taigi mes kalbėjome, mes pasakome, pateikėme visą Biblijos istoriją. We've tried to tell the story of the whole Bible. Taigi ir mes stengiamės papasakoti visą Biblijos istoriją. In 16 scenes. Per 16 scenų. Like you were going to make a storyboard film of the whole Bible. Lygiai taip pat, kaip kad mes kalbėjome apie filmo kūrimą lentoje ir buvo sudėliotos skaidrės ir buvo visą sudėlioti etapai, tai panašu kaip į filmo kūrimą. God made the world. Taigi Dievas sukūrė pasaulį. Adam and Eve sinned. Ieva ir Adomas And nusidėjo. ate the apple. Jie suvalgė obuolį. God calls Abraham, Isaac and Jacob to be the founders of the Jewish people. Taigi Dievas pašaukė Abraomą, Jokūbą, Izaoką, kad jie taptų žydų tautos kaip pirmieji žmonės, pradininkai tos tautos. Moses leads the slaves out of Egypt and into the promised land. Mozė išveda žydų tautą per jūrą į pažadėtąją žemę. But first there are 40 years of wilderness wandering. Taigi toliau trunka 40 metų klajojimas dykinėje, dykumoje. That's the first line. Tai yra pirmoji eilė, kurią mes matome. And then they come to the walls of Jericho and enter the promised land. Toliau antras planas, antra eilė mes matome, kaip jie ateina į Jericho miestą ir jie įžengia į pažadėtąją žemę. But the book of Judges, things go wrong again and again, and they cry out to God again and again, and he sends a judge to save them again, and it keeps going round in circles.
Taigi mes matome sekančiame piešinėlyje, kuris vaizduoja ir mums primena, kas buvo kalbėta ryte, tai yra pranašų knygos, kurios vis kviečia Izraelio tautą į atgalą dėl savo nuodėmių, kai jie nusigrėžia. Ir šitas veiksmas vis kartojasi kaip ratu besisukantis, nusideda ir vėl šaukia, vėl kviečia atgailauja ir vėl, ir vėl, ir vėl. Everyone does what is right in his own eyes. Taigi kiekvienas daro būtent tai, kas teisinga jo ar jos akise. And there is no king in the land. Ir tame krašte nėra karaliaus. And then God sends the kings. Ir tada Dievas siunčia karalius. Saul, David and Solomon. Taigi Saulių, Deividą ir Saliamoną. But the prophets call out to them to seek justice and not oppress the people. Bet pranašai kviečia juos, šaukia juos būti teisingais būtent jų tautoje. But the people do not obey the Torah, the law. Bet žmonės tiesiog nepaklūsta Torai, nepaklūsta Dievo įsakymui. And the prophets weep that they will go into judgment. Ir pranašai verkia, jie tiesiog raudoja, kad tauta bus teisiama. 70 years of exile in Babylon. Taigi 17 or 7. 7-0. Taigi, kas po to seka 70 metų tremties Babilone. And then they are brought back. Ir po to jie vėl yra sugrąžinami. And we have 400 years of silence. Ir tada mes turime 400 metų tylos. Although Jewish people, we don't keep silent that long. Bet mes kaip žydų tauta, mes taip tyliai ilgai negalime And then išbūti. we come to Jesus and the four Gospels. Taigi mes toliau prieiname prie Jėzaus, prie 4 evangelijų. And Jesus comes at the end of at the end of really 2,000 years of preparation. Taigi ir Jėzus ateina po 2000 metų pasiruošimo. And dies on the cross for our sin. Ir jis miršta ant kryžiaus už nuodėmes, už mūsų And nuodėmes. rises from the dead. Ir prisikelia iš numirusių. If you want to know someone well, you have to meet their family. Ir jeigu tu nori ką nors pažinti, tu turi susipažinti su jo šeima, pažinti jo šeimą. If you love Jesus as your Lord and Savior and your friend, you want to know his family roots. Ir jeigu tu myli Jėzų ir tu nori jį mylėti ir pažinti, tai tu turi žinoti, kokios yra Jėzaus šeimos šaknis, kokia šeimos istorija. And then you are grafted in, you are included in his family. Ir jūs esate įskiepyti, jūs esate įtraukti į jo šeimą. You don't even have to be Jewish to be a Christian. Ir jums nebūtina būti žydų, kad taptumėte krikščionim. And God fills the early church with his Holy Spirit. Ir Dievas pripildo bažnyčią savo šventąją dvasią. And the heart of God comes into our hearts and we are filled with his power. Ir Dievo dvasia pripildo mūsų širdis, pripildo mūsų dvasią, kuri ir skleidžiasi iš mūsų. And we go out and make disciples. Ir tada mes iškeliaujame ir tada mokome kitus, kad jie taptų Jėzaus mokiniais. The first person who is a disciple is me. Taigi pirmasis mokinys, kuriuo aš įvardinčiau, I tai cannot esu make aš. disciples of other people Aš negaliu padaryti mokiniais kitų žmonių, unless I am a disciple. kol aš pats esu mokinys. Disciple means a learner. Atsiprašau, kol aš pats nesu mokinys. Mokinys tai pirmiausiai tas besimokantysis. Kaip mes Each one of us needs a personal discipleship program. kiekvienam iš mūsų reikalinga ta mokymosi programa. What do you want to learn about God? Ką jūs norite išmokti, sužinoti apie Dievą? What do you want to learn about the Bible? Ką jūs norite sužinoti ir išmokti apie Bibliją, apie šventąjį raštą? What do you want to learn about prayer? Ką jūs norite išmokti ir sužinoti visą, kas yra susiję su malda? What do you want to learn about living a godly life? Ką jūs norite išmokti ir sužinoti gyventi Dievo gyvenimą pagal Dievo planą? What do you want to learn about showing God's love to your family and your community? Kai tu nori išmokti apie Dievą ir apie meilę, kai tu nori dalintis meilę savo šeimoje ir su savo artimaisiais, savo bendruomenėse. In Jewish life, we're very strong on being disciples, being learners. Pas mus, pas žydus, šis klausimas, kai kalbame apie mokinystę, jis yra be galo, į jį labai rimtai žiūrima. Do not say you will not have time.
Jūs nesakykite, kad jūs neturite laiko ir neturėsite laiko, You will never have time. nes jo jūs paprasčiausiai niekada neturėsite. So we make disciples of all nations, Taigi mes darome mokiniais kitus žmonės iš kitų tautų and we look forward to the new heavens and the new earth, the number 2 at ir, the tai- end. ir gale mes matom paskutinę paveikslėlį, kurį vaizduojame, kad mes laukime naujos žemės, naujo dangaus, naujų dangų. That's the story of the Bible in 16 scenes. Taigi tai yra Biblijos istorija, kuri sutalpinama į 16 scenų. Does this make sense? Ar jums tai Are yra you with me? suprantama, ar jūs mane sekate, Could you explain this to someone? ar jūs tai galėtumėte kam nors paaiškinti? You can do it in a cafe on the back of a napkin. Taigi šitą net galime padaryti būnant kavinėje ir užrašant ir išdėsant net ant tiesiog popierinės servetėlės. You can do it at your work, in your office, You or still in get- your factory. Jūs galite padaryti tai savo ofise, savo darbę, net ir dirbant gamykloje. You can do this in your home. Jūs šitą galite taip pat padaryti ir savo namuose. Does anybody have any questions about this before I move on? Yeah. Ar... Čia, 15. You're right. taigi pastebėjo vienas iš mūsų esančių, kad yra 15, o ne Who put this 16. PowerPoint together? Kas visą šitą PowerPointą sudarė? Is that- They should be sacked. Oh, it's me. Where'd it go? Now we got in trouble. You're absolutely right. You And said you're that the this- first person that has told me that I've done my maths wrong. Jūs esate pats pirmasis žmogus, kuris man tai pasakė, kad čia pas manęs yra klaida. Thank you for paying such good attention. Ačiū, kad jūs esate tokie dėmesingi. 15. He's asking about the medal. Any other questions? Dar kokių turite klausimų? Thank you so much. Jums esu be galo dėkingas. I don't know, yeah, that shows you. Good question. Be Any galo other geras questions? klausimas, gal dar yra kitų klausimų, kuriuos norėtume dabar užduoti. Prie mikrofono prašom. Gal čia tas 16 scena ir būtų kažkaip, Dalimis gerai. The 16 scene probably would be. kad kažkaip atrodo pats mesijo ateimas, kažkaip norėtųs, kad labiau būtų išskirtas. Somehow the last scene should be the coming, returning of Messiah. Nes tarsi tos Yeah. evangelijos kažkaip truputį uždengia Jėzų So it patį. seems that those gospels cover the Messiah. Maybe you're Jesus. very kind, but no, I made a bad mistake. Jūs labai maloni, bet tiesiog čia yra mano klaida. And teachers are never 6 feet above contradiction. Could you explain, please? Some people say the teacher is 6 foot or 3 foot above contradiction. Aha, mokytojai yra tiesiog net daug aukščiau, virštukas, sakysime, gali būti prieštaraujami. Kas prieštarauja, jie yra aukščiau už to. In virš some šito. cultures, you are not allowed to challenge the teacher. Nes kai kuriuose kultūriuose iš tikrųjų negalima ir draudžiama iškelti iššūkius mokytojai. In Jewish culture, we do this all the time. Mūsų kultūroje, žydų kultūroje, mes tai darome kiekvieną kartą. But your point is the second coming of Christ, which we're going to talk about now. Bet jūsų mintis, jūsų užsiminimas apie Jėzaus sugrįžimą, tai yra būtent tai, apie ką mes ir dabar kalbėsime. And most Christians have very little idea about this. Ir daugelis krikščionių apie tai tiesiog turi labai mažai supratimo. I'll come back for more questions, but I have 34 minutes to tell you about the whole of the future. Taigi man yra tai mažai laiko likę, kad norėčiau jums papasakoti visą apie būtent tą ateitį. New beginnings. Taigi nauja pradžia. The last picture Mes turime čia of paskutinį. the 15 slide. Taigi mes turime paskutinį skaidrės dalį iš 15 būtent pavaizduojami paveikslėlių. The new earth and the new heaven that God will create in the future when Jesus comes again. Taigi nauja žemė, nauja kūrinyje ir naujas dangus, kurį Dievas sukurs ateityje, kai Jėzus vėl sugrįš. This is from the book of Acts, Čia mes dabar turime ištrauką iš apaštalų darbų knygos. chapter 1, verse 6. Taigi mes turime pirmąjį skyrių
ir 6 eilutę. So if you have a Bible, pull it out. Taigi, jeigu jūs turite šventąjį raštą, išsiimkite, prašom. Book of Acts, chapter 1, verse 6. Taigi, Apaštalų darbų 1 skyrius, 6 eilutė. 1, Yeah. chapter 1, yes, and 6. So would you like to read it for us? Jėzaus žengimas į dangų. Ar visi spėjote atsiversti? Jėzaus žengimas į dangų. Susirinkusieji ėmė jį klausinėti. Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? Jis atsakė, ne jums žinoti laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale. Bet kai, how about descending? Yeah, verse 7. Bet kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojas Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lygi pat žemės pakraščių. 9, 9, 10, and 11. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo įžengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado 2 vyrai baltais drabužiais ir prabilo. Vyrai galilėjiečiai, ko stobite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų. So in verse 6, they ask a very reasonable question. Taigi 6 eilutėje jie klausė tokį labai konkretų ir labai suprantamą klausimą. Lord, will you at this time restore again the kingdom to Israel? Taigi, viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę? They are expecting Jesus, now that he has risen from the dead, to sit on the throne of David and rule in Jerusalem. Taigi dabar, kaip jie mato Jėzų prisikėlusių, jie tikisi, kad jis sugrįš ir atstatys Izraelio karalystę ir jos valdymą. The word Messiah is the Hebrew word Mashiach. Taigi žodis Mesijas hebrajų kalboje reiškia yra tariamas Mašiach. We translate it from the Greek Christos, Christ. Mes į šitą žodį verčiame iš graikų kalbos, kuriam graikų kalboje skamba Christos, Kristus. It means the one who is anointed with oil to reign on the throne. Tai reiškia, kad Kristos arba Mašiach jis yra pateptasis, kuriam yra skirta valdyti. Our Queen in England, Queen Elizabeth, has just celebrated her 70th anniversary of being Queen. Taigi mūsų šalyje Didžiojoje Britanijoje, ką tik neseniai mes turėjome šventę karalienės Elžbietos 70 metų vadovavimą, valdymą savo šalyje. We had big parties to celebrate the Platinum Jubilee. Taigi mes tikrai, mūsų šalyje buvo daug įvairiausių švenčių ir vakarėlių, kad švęsti jos būtent tą platininį jubiliejų. And when she was crowned queen in 1952, Ir kai ji buvo karūnuota 1952 metais, she was anointed with oil by the Archbishop of Canterbury. ją Kanterburio vyskupas ją patepė aliejumi. In Jewish life, when you anoint someone with oil, you don't just put a smear of oil on their forehead. Žydų tautų, jeigu ką nors patepė, tai ne tik, kad būtent patepė kaktą. You pour oil down on their face and down their beard, and it goes down their clothes, and it's wonderful. O žydų tautoje, kai yra kas nors patepamas, kai karaliai buvo patepami, tai aliejus yra išpilamas taip ant galvos, kad aliejus varva per veidą, per plaukus, per rūbus, tiesiog visą panardina. And anointing with oil is the sign of someone who is the Messiah, the anointed one. Ir patepimas reiškia kaip Mesijas, tai yra tas, kuris yra pateptas. They ask this question, are you going to sit on the throne now and restore the kingdom to Israel? Ir jie klausė dabar, ar tu atkursi dabar karalystę? And he says no. Jis atsakė, ne. Or he doesn't say no, he say it's not for you to know.
Galbūt jis neatsakė ne, bet jis atsakė būtent, kad ne jums dabar metas yra tai žinoti, but you shall receive power to be my witnesses. bet jūs gausite galios būti mano liudytojais. And that's what he says to you and me. Ir tai yra tas pats, ką jis sako jums ir man. You don't need to know, Jums nebūtina žinoti, but you need to receive power. bet jums būtina priimti galią. But I still want to know. Bet visgi aš norėčiau žinoti. And again in verse 11, this same Jesus, Ir taip pat 11 eilutėje tas pats Jėzus, who is taken up from you into heaven, kuris yra paimtas iš jūsų į dangų, will come again in the same way as you have seen him go. jis sugrįš lygiai taip pat, kaip jūs matote jį pakylant į dangų. Jūs taip regėsite jį sugrįžtant. They're standing on the Mount of Olives. Taigi, būnant ant Alyvų kalno, Jesus is taken from them, Jėzus yra paimamas nuo jų, taken up in a cloud. paimamas debesyje. And the angel says Ir angelas tą sako, he's going to come back in the same way. jis lygiai sugrįž tokiu pat būdu. Hallelujah. Aleliuja. That's why Jewish people want to be buried on the Mount of Olives when they die. Štai kodėl žydų tautos žmonės, kai jie numiršta, jie nori būti palaidoti Alyvų kalne. Because that's where the Messiah is going to come. Tai yra ta vieta, kur Mesijas ketina sugrįžti. Now, has anybody been to Jerusalem? Ar kas iš jūsų esate buvę Jeruzalėje? If you visit, you go to the Mount of Olives Jeigu jūs lankysitės, tai nuvykite į Alyvų and you kalną see hundreds, thousands of graves on the Mount of Olives. ir jūs pamatysite tenais tūkstančius kapų būtent palaidotų žmonių. And everyone is buried with their feet facing the temple. Ir visi, kai jie yra laidojami, jų veidai, jų pėdos yra būtent atsuktos į šventyklą. So that when the Messiah comes, we'll all rise from the dead. Taigi, kai Mesijas sugrįš, mes visi prisikelsime iš numirusių. What happens if you can't be buried in Jerusalem? O tai kas atsitinka, jeigu jūs negalite būti palaidotas Jeruzalėje? Supposing you're buried here in Lithuania or in Britain. Tarkime, jeigu jūs esate palaidotas čia Lietuvoje arba kur nors Britanijoje, The rabbis have a solution to that problem. šią problemą išspręsti rabinai turi atsakymą. There will be sprendimą. hidden secret tunnels under the earth. Taigi, po žeme yra tokie paslėpti tuneliai, And slapti when the tuneliai. Messiah comes, Ir kai Mesijas sugrįš, we'll all go through these hidden secret tunnels under the earth and come up on the Mount of Olives. taigi mes visi keliausime tais slaptais tuneliais ir kol atsidursime Alyvų kalne ir visi prisikelsime. Well, I'm not dead yet, Na, aš dar nesu miręs. so I'd rather go on EasyJet or Ryanair. I'm sorry. I would rather go on EasyJet Aš norėčiau tiesiog tai lengviau tai or atlikti. Ryanair. O man mieliau būtų skristi kokiu reaktyviniu lėktuvu arba skristi Rainierais lėktuvų The rabbis kompanija. didn't have airplanes, so they had to imagine secret tunnels. Kadangi rabinai neturi lėktuvų, jie įsivaizduoja slaptus požeminius įvairiausius tunelius. So what is eschatology? Taigi, kas yra eskatologija? Eschatos is the Greek word for last things. Eskatos tai yra graikų kilmės žodis, kuris reiškia paskutinieji dalykai, paskutinieji daiktai. It's the study of what happens at the end of our lives Tai yra mokslas, kuris studijuoja, kuris tyrinėja, kas įvyks mūsų gyvenimo at pabaigoje. the end of this age, Taigi šio amžiaus, kas įvyks šio amžiaus pabaigoje, at the end of the present world. kas įvyks šio dabartinio pasaulio pabaigoje. And so it's all about life after death, Ir viskas tai yra susijęs su to, kas yra gyvenimas po mirties. heaven and hell, Taigi dangus ir pragaras, the return of Jesus, Jėzaus sugrįžimas, the resurrection from the dead, taigi prisikėlimas iš mirusių, the end of the world, pasaulio pabaiga, the last judgment, paskutinis teismas, the new heavens and the new earth, taigi nauji dangus ir žemė and the consummation of all God's purposes. ir visų Dievo tikslų atbaigimas. And here's my British joke, so laugh politely. Taigi dabar jums turiu tokį trumpą britišką humorą, norėčiau, kad jūs mandagiai If you don't juoktumėtės. understand eschatology, Jeigu jūs nesuprantate eskatologijos, don't worry.
nesijaudinkit. It's not the end of the world. Tai nėra pasaulio pabaiga. It's all about, ha, 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 ha. Yeah. That's bad. Yeah. So the questions that we ask. Taigi klausimus, kuriuos Yeah, mes if you don't understand užduodame. eschatology, don't worry, it's not the end of the world. Dar kartą persako, jeigu jūs nesuprantate, kas yra eschatologija, nesijaudinkit. Tai paprasčiausiai, tai ne pasaulio pabaiga, tai yra, ko jūs dar nesuprantate. The questions we ask, what did Jesus achieve by his first coming and what is left to be done? Taigi klausimas iškyla, ką Jėzus pasiekė savo pirmuoju atėjimu ir dar kas yra likę, ką reikėtų padaryti. And how do you think he will return and what will happen when he returns? Ir kaip manote, jis sugrįš ir kas atsitiks, kai jis sugrįš. And what do you think will happen to those who don't believe in Jesus when he returns? Ir kaip manote, kas nutiks tiems, kurie netiki Jėzumi, kai jis sugrįš. And what questions would you like to ask him when he returns? Ir kokius klausimus jūs norėtumėte jam užduoti, kai jis sugrįš. So maybe if you have time to discuss this later, you will ask these questions. Jeigu jūs turėsite laiko vėliau padiskutuoti, tai tiesiog užduokite šiuos klausimus. But here's a Snoopy cartoon I like about this. Taigi mes turime Snoopy paveikslėlius, kurios Richardas mėgsta, jam patinka. Charlie Brown says to Snoopy, I hear that you're writing a book on theology. Taigi pokalbį vyksta tokia tema. Girdėjau, kad tu rašai knygą apie teologiją. I hope you have a good title. Aš manau, kad šios knygos pavadinimas yra geras. And Snoopy the dog says, I have the perfect title. O šuniukas atsako Snoopy, aš turiu tobulą pavadinimą. Has it ever occurred to you that you might be wrong? Ar kada tau taip galėjo ateiti galva, kad tu gali klysti? So we must not be too dogmatic on what will happen in the future. Taigi mes norėtume būti per daug dogmatiški, kas įvyks ateityje. We might be wrong, Nes mes paprasčiausiai galime klysti. but we should have hope. Bet mes turėtume turėti vilties. And 1/8 of the New Testament is about the return of Jesus. Ir 1/8 šventojo rašto Naujojo testamento So there is a yra lot to apie look forward Jėzaus to. sugrįžimo. Taigi ir ko mes laukiame, ko mes tikimės. General points of agreement. Taigi bendri sutarimo tie taškai, Most Christians believe this, kad daugelis krikščionių tiki tuo, that the coming of Christ will be instantaneous and worldwide. kad antrasis Jėzaus sugrįžimas bus staigus ir apims visą pasaulį, That the coming of Christ will be visible to all. kad Kristaus sugrįžimas bus visiems regimas, That everyone will hear the trumpet sound. kad visi išgirs trimito garsą. Now, in the Bible, there are different types of trumpets. Biblijoje yra įvairių trimito garsų ir skambesių. There's Hatzotzorah. Hatzotzorah is a silver trumpet. Tai yra Hatzocora, tai yra sidabrinis trimitas. But the shofar is the ram's horn. Bet šofaras yra avino būtent ragas. I'll bring my shofar to the session tomorrow. Rytoj aš į mūsų sutikimą atsinešiu šofarą. Do I have a session tomorrow? Yes, you have. And you'll hear it then. Ir tada jūs jį išgirsite. Maybe Jesus will return at the sound of the trumpet. O gal išgirdęs garsą Jėzus sugrįš. And then the resurrection of the righteous will occur. Ir tada įvyks teisiųjų prisikėlimas. The dead in Christ will rise. Taigi visi, kurie yra mirę Kristuje, prisikels. And human life will cease to exist for a period of time. Ir kurį laiką žmonių gyvenimas tiesiog nebeegzistuos, And then there will be the new heavens and the new earth. nes bus nauji dangus ir nauja žemė. That's what we say in the creeds. Taigi tai, ką mes sakome tikėjimo išpažinime. Do you say the creeds in church? Ar jūs bažnyčiose sakote tikėjimo išpažinimą? The Nicene Creed. He will come again in glory Taigi išpažinime sako, kad jis vėl sugrįš šlovėje. to judge the living and the dead. Taigi teisti gyvųjų ir mirusiųjų. And his kingdom will have no end. Ir jo karalystės, jo viešpatavimui nebus galo. We look for the resurrection of the dead Taigi mes laukime mirusiųjų prisikėlimo and the life of the world to come.
ir būsimo amžinojo gyvenimo. And the Apostles' Creed, he ascended into heaven. O apaštalų tikėjimo išpažinimas sako, jis nužengė į dangų And is seated at the right hand of the Father. ir jis sėdi tėvo dešinėje. He will come again to judge the living and the dead. Ir jis sugrįš teisti gyvųjų ir mirusiųjų. That's what the creeds say. Taigi, tai yra tai, ką sako tikėjimo išpažinimas. Now, do you study here the Catechism of the Catholic Church? Ar tarp jūsų yra esančių, kurie studijuoja katalikų bažnyčios katekizmą? Does anybody read it or study it? Ar kas nors iš jūsų jį skaito, ar studijuoja, nagrinėja? I'm not a Catholic, I'm messianic. Aš nesu katalikas, aš esu mesijinis. But I love what the Catechism of the Catholic Church says Bet man patinka, ką katalikų katekizmas sako, kas jame yra rašoma teigiama. about the second coming of Christ Būtent apie antrąjį Kristaus and sugrįžimą about the Jewish people. ir apie žydų tautą. Let's read it together. Taigi mes paskaitykime visi kartu. This is the Catechism of the Catholic Church, section 673. Taigi čia yra ištrauka iš katalikų katekizmo ir 673 skyrius. Since the ascension, Nuo Jėzaus įžengimo į dangų, Christ's coming in glory has been imminent, about to happen any moment. taigi Kristaus sugrįžimas į žemę šlovėje gali būti greitas ir staiga. Even though it is not for you to know the times or seasons which the Father has fixed by his own authority. Net nors ir jums nėra tai žinoma, jums nėra apreikšta, kokiu laiku ar kokiu metu, kurį tėvas nustatė savo gale. This eschatological coming Šis eskatologinis sugrįžimas could be accomplished at any moment, gali įvykti bet kuriuo metu. even if both it and the final trial that precede it are delayed. Net jeigu jis ir abu ir paskutinis teismas, kuris įvyks, net jeigu ir tai yra truputėlį atidėta kuriam tai laikui. Now, this is quite difficult theology here, Čia yra pakankamai sudėtinga teologija. and I'm not a Catholic, so it's not easy for me to understand. Aš nesu katalikas, bet ir man tikrai tai yra nelengva suprasti. Are you understanding it okay? O jūs ar suprantate tai, kas čia yra parašyta? Are you familiar with this already? Ar jūs jau esate su tuo susipažinę? A little. Šiek tiek. Yeah. This is very good teaching, Šis yra be galo geras mokymas, but it is quite deep and complicated. bet jis toks yra gilus ir yra sudėtingas. Let's do a bit more. Na, dar Are toliau you with me keliaukime. still? Ar jūs dar mane sekate, klausotės? And I'm Jewish, I'm not a Catholic, but Aš esu žydas, aš esu we ne need to know katalikas, this. bet mes turime tai žinoti. 674. Toliau seka iš to paties šaltinių 674. The glorious Messiah's coming is suspended at every moment of history. That means it could come at any moment. Taigi, šlovingas Mesijo sugrįžimas gali įvykti bet kada, Until his recognition by all Israel iki tol, kol jį pripažins visas Izraelis. for a hardening has come upon the part of Israel. Nes Izraelis, dalis Izraelio dar tebėra užkietėjusi. In their unbelief towards Jesus. Yra užkietėjusi ta dalis, kuri netiki Jėzumi dėl savo netikėjimo į Jėzų. 98% of my people do not believe in Jesus. Taigi 99. 98. Taigi 98% mano tautos netiki į Jėzų. They have never met a real Christian who's shown them the love of Jesus. Jie niekada nėra sutikę krikščionių, kurie parodytų jiems Jėzaus meilę. We are taught that Jews should not believe in Jesus. Mes esame mokinami, kad žydai neturėtų tikėti į Jėzų. And most of us
don't really want to know Ir daugelis iš mūsų iš tikrųjų ir nenori žinoti ar pažinti. until we meet a Christian who shows us the love of Jesus. Ir nenori pažinti iki tol, kol mes sutinkame krikščionį, kuris parodo Jėzaus meilę. And then our hearts are softened and we begin to ask questions. Ir tada mūsų širdis sumikštėja ir tada mes pradedame užduoti klausimus. But the catechism goes on and says, the Apostle Peter says to the Jews of Jerusalem, Bet toliau tekste, kurį matote prieš save, Petras tęsia. repent therefore and turn again. Taigi Petras pasako Jeruzalės žydams po šventosios dvasios išleimo, po sekminių, atgailaukite. So your sins may be blotted out. Taigi jūsų nuodėmės gali būti, what could you explain? Blotted out, got rid of. Taigi jūs galite atsikratyti savo nuodėmių, atsižadėti jų, That times of refreshing may come from the presence of the Lord. kad atgaivinimo metas, atstatymo metas gali ateiti nuo Dievo artumo And that he may send the Christ appointed for you, ir kad jis gali atsiųsti Kristų, jums Jesus. nurodytą Jėzų, whom heaven must receive until the time for establishing all that God spoke by the mouth of his holy prophets. well, I will try to do my best, kurį dangus privalo priimti iki to laiko, kol bus visa sukurta, ką Dievas kalbėjo per savo pranašų šventas lūpas nuo senų laikų. So this is a lot to think about. Tai yra iš tikrųjų sudėtinga. When- Just a minute. Jeigu mano vertimas netitiko, jūs susiraskite šitą šaltinį ir paskaitykite, kad aš You have in nesuklyščiau. Lithuania? Gal lietuviškai, nes We have the Lithuanian Catechism. I didn't know that it was, yes. yes, I will Thank read in you. Lithuanian just as to have. Perfect. Taigi dabar, And when you go home, get your catechism in Lithuanian and you can read it. taigi vėl darome naują. Garbingojo Mesijo atėjimas vis dar yra atidedamas iki tam tikro istorijos momento, kol jį pripažins visas Izraelis, kurio dalis lieka užkietėjusi dėl netikėjimo į Jėzų. Šventas Petras tai pasako Jeruzalės žydams po sekminių. Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, kad nuo Viešpaties veido ateitų paguodos metas ir jis atsiųstų jums skirtąjį Mesiją Jėzų. Ji turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo metu. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis. Ačiū, Laurinai. Thank you. I didn't know the Pope spoke such good Lithuanian. Aš net negaliu patikėti, kad popiežius taip gerai kalba lietuviškai. Do you have the next bit here? The Thank- Apostle Paul echoes him. Just, which number? 674 still. 674, yeah, or maybe 5. 6 and 5. The Apostle Paul echoes him. Taigi, just a minute. Taigi, yes, I've got it. For if their rejection, oh, we got flies here. It's a B, I guess. If their rejection means the reconciliation of the world, what will their acceptance mean but life from the dead? The full inclusion of the Jews in Messiah's salvation in the wake of the full number of the Gentiles will enable the people of God to achieve the measure of the stature of the fullness of Christ, in which God may be all in all. Ir Paulius tai pakartoja, nes jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai kągi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą prisikėlusi iš numirusių. Iš laiško Romiečiams 11:15. Visų izraelitų įžengimas į mesijinį išganimą paskui visus pagonis leis Dievo tautai pasiekti Kristaus pilnatvę, kad Dievas būtų viskas visame kame. So the catechism is saying what is there in Scripture. Taigi katekizmas sako tą patį, kas yra parašyta šventajame rašte. That the second coming of Jesus is very connected
to the Jewish people coming to know Jesus also. Tik kad antrasis Jėzaus atėjimas, tai yra jo sugrįžimas, yra glaudžiai susijęs su žydų tauta. And the second coming of Jesus is connected to the Jewish people coming to know Jesus. Būtent tas atėjimas yra tam, kad jie pažintų Jėzų. Antras atėjimas yra susijęs su tuo, kad žydų tauta pažintų Jėzų. But we have a problem. Bet dėja mes turime problemą. Most Jewish people do not believe in Jesus. Dauguma žydų netiki į Jėzų. So how can Jesus return if most Jewish people are not ready to accept him? Taigi kaip Jėzus gali sugrįžti, kad daugelis žydų dar nėra pasiruošę jo priimti. And this is the problem of the Apostle Paul Ir tai yra būtent apaštalo Pauliaus problema. in the letter to the Romans. Taigi laiške romiečiams jis rašo. He contemplates the mystery of the unbelief of Israel. Taigi jis galvoja, svarsto apie Izraelio netikėjimą, apie šitą problemą. And he asks two questions. Ir jis užduoda du klausimus. What about Israel? O kaip dėl Izraelio? Why doesn't Israel believe? Taigi kodėl Izraelis vis dar netiki? Is Israel still God's covenant partner? Ar Izraelis tebėra Dievo sandoros dalis, jo sandoros nedalis, bet partneris? So the first question's about Israel. Taigi pirmas klausimas apie Izraelį. But the next question's about God. Bet kitas klausimas yra apie Dievą. Is God really in control? Taigi ar tikrai Dievas viską kontroliuoja, viską valdo? Have his plans gone wrong? Argi tiesiog jo planai žlugo, jie neišsipildė, jie neįvyko? What about his promises to Israel as his chosen people? O kaip dėl pažadų Izraelio jo išrinktajai tautai? Has he changed his mind? Ar jis apsigalvojo, jis pakeitė savo nuomonę, mintį? So we would need to read these passages from Romans chapter 9, 10 and 11 to really discuss this fully. Taigi, norint viską suprasti, mes turėtume skaityti laišką romiečiams, pradedant 9 skyrių ir baigiant 11 ir jį išnagrinėti. And if you're interested, there's material I've put on YouTube and I can discuss them with you another time. Ir jeigu jums ši tema domina, jeigu jūs turite klausimų, taigi aš esu šitą įkėlęs į internetą. Ir, well, very. Yeah, we have flies up here. I don't know. Do you have flies down there? No. Okay. Well, there's no flies on me at the moment. Taigi, jeigu jūs norėtumėte išsamiau tai žinoti, it's okay. Tai jūs turėtumėte, yra mano įrašų internete YouTube, kuriuome įrašą aš paaiškinu būtent šios skyrius ir tiesiog arba galima skaidrės ir pasidalinti ir jas versti įkėlus Google, taigi informacija tikrai yra prieinama. There are two extremes to avoid. Taigi mes dabar turime du kraštutinumus, kurių tikrai reikėtų vengti. Number one, Tai yra pirmas. that God has finished with Israel. Taigi pirmas kraštutinumas yra tas, kad Dievas jau pabaigė viską su Izraeliu. And that the church has replaced the Jewish people as the new Israel. Ir kad bažnyčia pakeitė Izraelį, tapdama kaip naujuoju Izraeliu. And number two, that Israel does not need to believe in Jesus in order to be saved. Taigi ir antras kraštutinumas, kurį reikėtų vengti, kad tai yra tai, kad Izraeliui nereikia tikėti į Jėzų, tam, kad būtų išgelbėti. Taigi tai yra šitie du kraštutinumai. That Israel does not need to believe in Jesus. Kad Izraeliui nereikia tikėti į Jėzų. And that God does not need Israel anymore. Ir kad Dievui daugiau nebereikia Izraelio. So, just a few verses from Romans chapter 9. Taigi keletą eilučių iš laiško romiečiams 9 skyrius. Romans 9, Yes. 1 to 5. Okay. Taigi laiškas romiečiams 9 skyrius, eilutės nuo 1 iki 5. Jeigu kas radote, jeigu ne, aš jums skaitau. Pažado vaikai, sakau tiesą Kristuje, nemeluoju, tai liudija ir mano sąžinė šventojoje dvasioje, kad labai liūdžiu ir nuolat širdį man skauda. Man mieliau būtų pačiam būti prakeiktam ir atskirtam nuo Kristaus vietoj savo brolių,
tautiečių pagal kūną. Jie yra izraelitai, turintys įsūnystę, garbę, sandoras, įstatymų leidybą, dievogarbą ir pažadus. Jiems priklauso protėviai ir iš jų kūno atžvilgių yra kilęs Kristus, visiems viešpataujantis Dievas, šlovingas per amžius. Amen. 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 In these chapters, Paul is pondering a paradox. Taigi šiuose skyriuose Paulius svarsto tokį kaip paradoksą. A paradox is where there are two different ideas that do not seem to fit together. Paradoksas tai yra, kai dvi mintis, turime dvi idėjus, kai jos prieina tą sąlyčio tašką, jos skiriasi, jos nesutampa. Paul says that Israel is cut off from the Messiah, Taigi Paulius sako, kad Izraelis yra atskirtas nuo Mesijo, but they are collectively holy. bet jie kaip visuma, jie yra šventi. He says that they are enemies of the gospel, Jis sako, kad jie Evangelijos atžvilgiu, jie yra priešai, but we are beloved for the sake of the fathers. bet mes esame numylėtiniai vardan tėvų, vardan savo protėvių. He says that the Jewish people, the natural olive branches, are cut off from the olive tree. Jis sako, kad izraelitai yra jie yra nukirsti iš prigimtinio alyvmedžio. But we are not rejected. Bet jis sako, kad mes, tai yra izraelitai, nesame atmesti. He says that we are disobedient and rebellious. Jis sako, kad mes esame neklusnus ir mes esame maištaujantis. But we are still Israelites. Bet visgi mes esame izraelitai. And the gifts and calling of God cannot be changed. They are irrevocable. Ir dovanos, ir Dievo pašaukimas, jie negali būti pakeisti. Dievo pažadai Izraeliui yra neatšaukiami. He says that we face the wrath of God, the anger of God. Jis sako, kad jie susiduria su Dievo rūstybė. But all Israel will be saved. Bet vis tiek visas Izraelis bus išgelbėtas. He says that we are enemies for the sake of the gospel. Jis sako, kad dėl Evangelijos mes esame priešai. But because we have not accepted Jesus, we have brought riches to the nations. Bet taip kaip mes nepriėmėme Jėzaus, mes atnešėme turtus kitoms tautoms. This is a mystery. Tai yra paslaptis. This is a paradox. Tai yra paradoksas. If I was God, I wouldn't have done it this way. Jeigu aš būčiau Dievas, aš tikrai šitaip nebūčiau pasielgęs. But Taip, God's chosen to do it this way. bet Dievas pasirenka būtent taip And elgtis, it's a taip daryti. mystery I still ponder. Ir tai yra vis dar paslaptis, kurią aš pats dar vis svarstau ir apie ją galvoju. God has not finished with Israel. Dievas su Izraeliu dar neužbaigė. And God has not finished with you and me. Ir Dievas dar neužbaigė nei su jumis, nei su manimi. Now, Jewish people have a different way of understanding all these prophecies. Visų šių pranašysčių, kai kalbam apie šias pranašystės, žydai turi kitokį supratimą. Where you have two Jews, you have how many opinions? Kai 99. Taigi klausimas, kurie nesupranta, tai mūsų Richardas klausia, tai kaip ir visada klausia, kai yra du žydai, kiek nuomonių yra? In general, we say that there will be wars and catastrophes which are the birth pangs, the birth pains before the Messiah comes. Taigi prieš Mesijų, ateinant prieš Mesijų sugrįžtant, vyks gimdymo skausmai. We believe that Elijah will come to announce the arrival of the Messiah. Mes tikime, kad ateis Elijas, kuris paskelbs apie Mesijo atvykimą. And that's why Jesus said about John the Baptist, if you can accept it, he is Elijah. Ir kai Jėzus kalbėjo apie Joaną Krikštytoją, sako, That's why at every Passover meal we have a place for Elijah to arrive to announce the coming of the Messiah. I would like you to repeat once again. Yeah. Just very long sentence. Couldn't manage to put it into section so that for audience to understand. I was unable to translate because of too long sentence. I'm sorry. Okay. So I will repeat and then Okay. but I think we're running out of time. So shall I go on a bit longer or Ar dar shall we stop? pratęsti? Yeah.
So Elijah will come to announce the arrival of the Messiah. Taigi Elijas ateis paskelbti apie Mesijo atvykimą. John the Baptist, Jonas Krikštytojas according to Jesus, pagal Jėzų, came with the spirit and the ministry of Elijah. taigi atėjo kaip Elijo dvasia ir Elijo tarnystė. Every year at the Passover meal, we have a place for Elijah. Taigi kiekvienais metais, kai mes švenčiame Velykas, mes prie stalo turime vietą skirtą Elijui. And we open the door in the middle of the service to see if Elijah is outside to tell us the Messiah has come. Ir kiekvieną kartą, kai mes švenčiame šventę, mes atidarome duris ir laukiame, ar pasirodės Elijas, kur paskelbs, ir ar jis paskelbs, ar jau Mesijas ateina. The rabbis believe that the sacrifices will be restored. Taigi rabinai tiki, kad vėl bus atkurtas aukojimas, Our enemies will be vanquished. nebebus priešų, Everyone will follow the Torah, the Jewish law. visi laikysis Toros, žydų įstatymų. The exiles will be regathered, the lost 10 tribes. Taigi visos 10 genčių, visi, kurie yra išsklaidyti, visi bus surinkti. And there will be an era of universal peace. Ir tada tuo metu bus nauja era, tai yra būtent visuotinės taikos era. The nations will come as pilgrims to Jerusalem. Tautos keliaus į Jeruzalę kaip piligrimai. And then the Messiah will come and there will be final judgment, a new heaven and a new earth. Ir tada sugrįš Mesijas, bus galutinis teismas, bus sukurti nauji dangus, nauja žemė ir vyks prisikėlimas. But we have different understandings of how this will happen. Bet mes šiuo klausimu turime skirtingus supratimus. Maimonides was a rabbi who lived in the Middle Ages. Maimonidas buvo rabinas, kuris gyveno viduramžiais. He was a rationalist. He Jis buvo didn't really believe racionalistas. in the supernatural. Jis iš tikrųjų nelabai tikėjo į kas yra antgamtiška. He said, we will get better and better by improving ourselves. Taigi sakė, kad tiesiog mes gerėsime, mes tobulėsime patys save tobulindami. My tradition, the Reformed tradition, Taigi mano tradicija, reformuota tradicija, it says this is just imagination, it's too idealistic, Tai yra it's not įsivaiz- really going to happen like this. tai yra įsivaizdavimas, tai yra kažkokia tai vaizduotė ir tai iš tikrųjų nelabai ir įvyks. And the interventionist view is that suddenly it will happen because the Messiah is already here. O intervencionistai, turbūt Barak Ožbas, sako, kad tai įvyks staiga, this will happen Because the Messiah has come. Yes. And there have been many false messiahs. kad Mesijas jau atėjo ir, aišku, kalba, kad buvo labai daug netikrų mesijų. Bar Kokhba in the 2nd century. Vienas iš tų netikrų mesijų tai būtų Bar Kokhba in the 2nd century, Yeah. antrajame, Shabbatai Tzvi in the 17th century. taigi Šebetai Zvi toliau 16th century, 16 amžiuje, Who said, I'm the Messiah and it's happened. kuris teigia, kad aš esu mesija ir va tai jau yra įvykę. And so some rabbis say, don't believe someone Ir kai kurie rabinai sako, netikėkite bet kuo. if they claim to be the Messiah Jeigu jie teigia esą mesijai and you look around and there is no peace on earth. ir žvelkite šalia jų, kurie yra ir aplinkui visur, jeigu jūs nematote taikos. There's a rabbi say this. Taigi rabinas sako tai, If you are busy planting a tree jeigu tu paskubomis sodini medį and someone tells you the Messiah has come, ir kažkas tau sako, kad atėjo mesijas, finish planting the tree. liaukis tiesiog užbaig pasodinti medį. A lot of practical wisdom. Taip yra labai daug praktinės išminties. Sometimes we get caught up in things Kartais mes tiesiog esame pagonami tam tikrose dalykuose and we don't live life on earth properly. ir mes nelabai tinkamai gyvename tą gyvenimą žemėje. So I have some tests Taigi- for interpreting prophecy. Taigi aš turiu tokių tam testų, būtent kaip interpretuoti būtent visą šitą temą. Yeah. The first test is what difference
does Jesus make? I Taigi, missed. pirmas klausimas tai yra, kokį skirtumą, kas tiesiog padaro, atlieka, įvykdo Jėzus. Does Jesus finish what God has done with Israel, Ar or Jėzus- is he just part of the process? Ar Jėzus užbaigs tą, ką Dievas jau buvo numatęs, ar jis yra proceso dalis? Some Christians say, now Jesus has come, God's finished with Israel. Taigi, kai kurie teigia, kad Jėzus, kai jau buvo atėjęs į žemę ir jau Dievas pabaigė viską su Izraeliu. I don't think so. Aš taip negalvoju. The Bible says that when Jesus returns, he Biblias- will restore the Bib- kingdom to Israel. Biblija sako, kai Jėzus sugrįš, jis atstatys Izraelio karalystę. So who is Israel? Taigi, kas yra Izraelis? Is Israel the Jewish people? Ar yra Izraelis žydų tauta? Is Israel the church? Ar Izraelis yra bažnyčia? Is Israel a combination of Jews and Gentiles? Ar Izraelis yra būtent žydų ir pagonių mišinys, derinys, junginys? I believe that the church is the renewed and restored Israel. Aš manau, kad bažnyčia yra atnaujinta ir atnaujintas ir atkurtas Izrael. The renewed and restored Israel. Kad bažnyčia yra atnaujintas ir atkurtas Izraelis. It's expanded to include the nations. Ji plečiasi, kuri į save įtraukia, kuri į save priima tautas. But the nations do not become Jews, Bet tautos netampa žydais. and Jews do not become Gentiles. Ir žydai netampa pagonimis. God made us to be Israel and the nations. Dievas taip sukūrė, kad mes esame izraelitai, kad yra izraelitai ir yra tautos. Just like he made us to be male and female. Lygiai taip pat kaip jis sukūrė, yra vyrai ir yra moteris. Did I tell you my joke already? Ar jau jums pasakiau savo humorą? Men are different to women, Kad moteris skiriasi nuo vyrų and women are even more different to men. ir priešingai moteris daug labiau skiriasi nuo I've vyrų. only been married 35 years. Aš esu vedęs 35 metus. I still don't understand my wife. Aš vis dar būna atveju, kai nesuprantu savo žmonos. I can't even make her a cup of tea in the morning properly. Aš net kartais negaliu jai tinkamai padaryti kavos, I get the ryte tray. atsigerti. I put the milk here, Aš tiesiog turiu padėklą, įpilu pieną į sugar ąsotėlį here. ir čia cukrų and the tea bag here, ir arbatos, and būtent the cup with the hot water here. ir atskiria puodelį įpilu vandens su karštu vandeniu virintu. I still get it wrong, Ir vis tiek man nepavyksta taip viską teisingai padaryti. but she gets it wrong as well. Bet taip pat ji klysta. But what I'm saying is that God has made us to be different. Taigi, ką aš noriu pasakyti, kad Dievas mūsų kūrė visus We skirtingus. are made male and female in the image of God. Mes esame sukurti vyras ir moteris, bet pagal Dievo atvaizdą. And God has made each of us different in our individual selves, Ir Dievas mūsų sukūrė visus skirtingus kaip asmenybės, but also in our peoplehood and our language and our ethnic identity. ir mūsų kūrė skirtingus, duodamas skirtingą tautybę, skirtingą kalbą, skirtingą tiesiog etninę vietą, kur mes gyvename, paskyrė skirtingą vietą. And when we get to heaven, there'll be there every nation, tribe and tongue. Ir kai mes nueisime dangų, ten bus surinktos visos tautos ir visos gentis. Even the British, Net ir Britai, even the Lithuanians, ir lietuviai, even the Jewish people. ir žydų žmonės, žydų tauta. So I'm going to finish there. Taigi, einant į pabaigą, Supersessionism says that the church replaces Israel as the new people of God. taigi pakeitimo teologija teigia, kad bažnyčia pakeitė there's- Izraelį, kaip Izraelį ir ji dabar yra kaip nauja Dievo tauta. But I don't believe that. Bet aš šito netikiu. Restorationism says that Israel will be renewed and restored. Taigi atkūrimas teigia, kad Izraelis bus atkurtas, A new nation nauja tauta, restored to the land of Israel. ši tauta, kuri bus atkurta savo žemėje. I can't be sure, but I expect the temple to be rebuilt. Aš nesu tikras, bet aš tikiuosi, kad bus ir šventikla atstatyta.
and the Messiah to return before his reign. Ir Mesijas sugrįž prieš jam pradedant valdyti. So our conclusion, and then we stop if you want questions. Taigi ir pačiai Happy jo for questions. pabaigai, Yeah. The rule of God in the Hebrew Bible, the Old Testament, taigi Dievo valdymas Hebrajų Biblijos Senajame testamente prefigures, it looks forward to the kingdom of God, žvelgia laukdamas Dievo karalystės, which has already begun because Jesus died on the cross and rose from the dead. kuri jau yra prasidėjus, nes Jėzus numirė ant kryžiaus ir prisikėlė iš numirusių. Israel are a people who have not lost their election, Izraelis yra tauta, kuri neprarado savo išrinkimo, but the nations have been grafted in to a renewed people of God. bet tautos yra įskiepytos į atnaujintą Dievo tautą. Christians and Jews have different views on these questions. Šiais klausimais krikščionys ir žydai turi skirtingus požiūrius ir nuomonės, But all of us should eagerly prepare for and look forward to the return of the Messiah. bet visi turi būti pasiruošę ir nekantriai laukti Jėzaus sugrįžimo. I'll pause there. God bless you. Taigi aš čia ir sustosiu ir te laimina jūs Dievas. If you have any questions on this or anything else, please feel free to ask. Jeigu jūs turite klausimą šią temą ar kažkas iš anksčiau, taigi prašome, nesidrovėkite, klauskite. Ar dabartiniai žydų rabinai nagrinėja Šventą raštą, Naują testamentą? Taip, apie Naują testamentą. Kokioj stadijoje jis dabar yra pas žydus? Yeah. Thank you. Good question. Dėkoju tau, geras klausimas. Traditionally, Tradiciškai Jews should not study the New Testament. žydai neturėtų studijuoti Naujojo testamento. In fact, it's forbidden. Iš tikrųjų, jis yra uždraustas, But other Jewish people, we study it a lot. bet kiti žydai, mes jį labai išsamei studijuojame ir nagrinėjame. And you can now buy a New Testament that is with a commentary by the rabbis, by Jewish scholars. Ir dabar jau galima nusipirkti būtent šventąjį raštą, tai ir Naująjį testamentą, kuriame tikrai yra nemaža būtent rabinų komentarų. So you have two extremes. Taigi mes turime du kraštutinumus. The Orthodox Jewish position do not study the New Testament. Ortodoksai nestudijuoja Naujojo testamento. Jesus was not the Messiah, he's a Jesus. false Messiah. Jėzus nėra mesijas, jis yra netikras mesijas. He led the people astray, Taigi jis led the people away from the truth. jis nuvedė savo tautą nuo tiesos And Jesus is not for us. ir Jėzus tikrai yra ne mums. For about 1800 years, this was the normal view. Tai beveik tęsiasi 800 metų ir tai buvo tokia kaip, priimtinas supratimas, požiūris. 1800 years. 1800 I'm years. sorry, apie 1800 metų būtent yra vykdoma būtent toks požiūris į šventąjį raštą. And then with what we call the emancipation, Jewish people started studying secular subjects. Ir kai mes kalbame apie emancipaciją, kai žydai pradėjo studijuoti raštus, And Reformed Jews started writing about the New Testament. ir reformuoti žydai pradėjo rašyti apie Naująjį testamentą. And in the last 100 years, there have been more Jewish people writing about Jesus than ever before. Ir per paskutiniuosius 100 metų žydai tiesiog rašė daug daugiau apie Jėzų nei kada nors iki tol. And Jewish people today are very involved in writing about the New Testament.
Ir šiandien žydų tauta yra tikrai labai įsitraukusi būtent rašant ir kalbant visą, kas susijęs su Naujuoju testamentu. And some Jews say he was a great teacher. Kai kurie žydai teigia, kad jis buvo puikus mokytojas, Some say he was a great rabbi. kiti teigia, kad jis buvo puikus rabinas, Some say he was a great reformer. kiti teigia, kad jis buvo geras reformatorius, kuris reformavo kažką. Some say he was a miracle worker, a prophet. Kiti teigia, kad jis buvo tas, kuris darė stebuklus, kad jis buvo pranašas. Some say he was not the Messiah in the way the Christians think about him. Kai kurie teigia, kad jis nebuvo mesijas tokiu būdu, tokia forma, kaip kad teigia krikščionis. But he was the gateway to the messianic era. Jis buvo kaip vartai į mesijinę erą. And that's a bit ambiguous. Na ir tai yra truputį ambiguous, not clear. It means different things to different people. Ir tai reiškia, kad tai yra suprantama skirtingų žmonių, skirtingas supratimas. One of my professors was Geza Vermesh, Taigi vienas iš mano profesorių, who translated the Dead Sea Scrolls into English. kuris išvertė į anglų kalbą būtent negyvosios jūros raštus, He wrote a book called Jesus the Jew. jis parašė knygą Jėzus žydas. He said that Jesus was a Galilean miracle-working Hasid, a pious man. Okay, the beginning all right, and we'll continue. Okay, could you say once He again? said that Jesus was a Galilean, Jis sakė, kad Jėzus buvo galilėjietis, miracle-working, kuris darė stebuklus, pious man, pious man, pious, spiritual man. kuris buvo dvasingas žmogus. So where you have two Jews, Taigi vėl, kur yra du žydai, one opinion? No. kiek yra Three nuomonių, opinions. tai bent jau 3 nuomonės, tai tikrai. Anybody studying Jesus today has to read Jewish scholars writing about the Jewish background of Jesus. Taigi kiekvienas, kuris studijuoja apie Jėzų, turi išsiaiškinti, turi žinoti, kokia yra Jėzaus šeimos, jo giminės istorija, jo kilmė. And Jews and Christians read the Bible together. Ir žydai, ir krikščionys kartu jie skaito šventąjį raštą. And especially Catholic scholars read the Bible alongside Jewish scholars. Ir ypatingai katalikų mokslininkai skaito Bibliją ir šalia būtent skaito Bibliją in Hebrew, right? They read the Bible Jie together. tiesiog skaito Bibliją kartu. Yeah. Although most Jewish people, I think of my family, they don't really read the New Testament. O mano nuomonė, kad mano šeima iš tikrųjų ne visi skaito būtent Naująjį testamentą. Because they've never really met a Christian who's shown them love. Nes jie niekada nėra sutikę krikščionį, kuris ar kuri parodytų jiems meilę. Thank you. Ačiū Jums. Jūs savo 2 dienų pasakojimuose pabrėžėt, akcentuojat mokytoją ir mokinį. Ir supratau, kad žydų kultūroje ir tradicijoje šie du žmonės, mokytojas ir mokinys, turi labai didelę reikšmę. Gal galėtumėt pasakyti, kaip jūsų tautoje, kokie yra aspektai, kaip mokytojo, kaip mokinys turi priimti mokytoją, nes visi sekėjai Jėzumi tai irgi yra mokiniai ir ką turėtų žinoti mokinys. Atsiprašau, aš nesuspėjau perteikti minties, nes jis irgi taip pat ieško skaidrės. Kur pabaigėte mintį, galite pratęsti. Biškį palaukite minutėlę. Yeah. Taigi, I think pratęskite, I prašau. understand. You're asking about disciples. Santyki mokytojo ir mokinio. Relationship between teacher and disciple. Yeah. So Thank it really is so important. Iš tikrųjų, tai yra be galo svarbu. And in Jewish life, Taigi, žydų gyvenime, if you want to learn anything, jeigu tu nori bet ką išmokti arba ką nors išmokti, you have to find a teacher. tu turi susirasti mokytoją. So I spend a lot of my time trying to explain this to people. Iš tikrųjų, aš nemažai laiko skiriau tam, kad paaiškinti tai žmonėms. Jesus and the disciples in the New Testament Taigi, is our model.
Taigi Jėzus ir jo mokiniai šventajame rašte, Naujam testamente yra kaip modelis, kaip pavyzdys. And it should be the Jewish model that really helps us to grow as disciples. Ir iš tikrųjų tai yra žydiškas modelis, kuris padeda mums augti kaip mokiniams. I'm just pulling up my slides because I have nice pictures, but my Could I computer explain does about not the want to word do it. disciple and pupil, because it's different in Lithuanian, disciple and pupil. Disciple is from the Greek, from the Latin, disciplina. Taigi žodis, mūsų svečias daug kartų mini žodį mokinys. Šitas žodis šventajame rašte, jis ir anglų kalbai taip pat yra žodis disciple, jis yra iš lotynų kilmės žodis, kuris reiškia disciplina. Yes? And the Greek word Ir mes turime graikišką žodį, is mathetes. mathetes. We get mathematics from that. Iš to yra kilęs žodis matematika. It means someone who's learning. Tai yra kažkas, kas mokosi. The Hebrew word is lamad, to learn or to teach. Hebrajų žodis leban yra mokytis arba mokyti. And the word pupil means somebody who has a special teacher. O žodis mokinys, pupil, kaip mes turime Lietuvoje, tai yra tas, kuris turi konkretų specialų mokytoją. I can't get my PowerPoint up, so let me just speak as I feel from my heart. Taigi norėčiau pakalbėti, ką aš jaučiu savo širdyje. The rabbis say that we should do three things. Rabinai sako, kad mes turėtume daryti 3 dalykus. Be diligent in judgment. Būti tokiam nuosaikiam, kai mes kažką tai teisėme. That means make good decisions. Taigi mes, kitaip sakant, mes turime priimti gerą sprendimą, teisingą sprendimą. Raise up many disciples. Taigi pakilk, atsikelk. Tai yra sakoma daugeliu mokinių. And how do you raise up many disciples? Ir kaip jūs, I made a mistake, raise up, how you call. You bring Kaip jūs, into existence many kaip jūs disciples. tuos mokinius, kaip juos atvedate, kaip jie pasireiškia, kaip jie pradeda tiesiog dalyvauti tame. There are 2 ways. Tam yra 2 būdai. The first way is you go to a teacher Taigi pirmasis būdas yra pirmiausia, kad tu eini pas mokytoją. and you say to the teacher, I want to learn. Ir sakote mokytojui, aš noriu išmokti. Will you accept me as your disciple? Ar priimsi mane kaip savo mokinį? And the rabbi will give you a test Ir tada rabinas tau pateiks testą. to see if you are teachable. Pamatyti, ar esi mokytinas. You need to be 3 things to be a good disciple. Ir kad būti gerų mokytinių reikalingi 3 dalykai. You need to be faithful. Tu turi būti ištikimas. You need to be available. Tu turi būti prieinamas, And you galimas, need to be įmanomas. teachable. Ir tu turi būti mokytinas. The rabbi will test you. Are you faithful? Taigi rabinas patikrins tave, tiesiog ištestuos, ar tu esi ištikimas. If you say you will clean the church Jeigu pasakai, kad tu išvalysi bažnyčią, or help with the poor arba padėsi vargstantiems, or go and look after the graves, arba tiesiog eisi ir prižiūrėsi paminklus ar kažką, ar kapinės, are you faithful to do this? Can you be trusted? ar tu esi ištikimas, ar tavimi galima pasitikėti, Are you available? ar tu esi priimtinas, reiškia, ar galima į tave kreiptis bet kokiu metu. If I give you a job to do and it will take 3 hours, are you able to do that? Ar tu esi galintis, ar tu sugebi tai daryti, pavyzdžiui, jeigu aš tau duosiu darbą, kuriam atlikti prireiks 3 valandų, ar sugebėsi tai atlikti, padaryti? And are you teachable? Ar tu esi mokytinas? If I give you something to learn, can you learn it? Jeigu aš tau užduosiu kažką išmokti, ar išmoksi tai? So if you are faithful, available and teachable, the rabbi will allow you to become a disciple. Taigi, jeigu tu esi ištikimas, jeigu tu esi kaip rėma, galintis daryti ir jeigu galima tavim pasitikėti, tai tu būsi mano mokinys. The other way is not you ask the rabbi, but the rabbi asks you. Ir kitas yra būdas, yra ne tai, kad tu prašai mokytojo, bet mokytojas pakviečia, paprašo tavęs. Jesus says, Jėzus sako, follow me.
sek paskui mane. That's how a rabbi begins. Taigi štai kaip pradeda Come and rabinas. see, Ateik ir pamatysi. says Nathaniel. Jis sako Natanieliui, ateik ir pamatysi. You hear a teacher or you see a teacher and you think, that person has something to teach me. Jūs klausotės mokytojų, jūs matote jį, jūs suvokite ir jūs suprantate, kad šitas mokytojas gali kažko tai išmokyti. And then he invites you or she invites you to become their disciple, their follower. Taigi ir jis arba ji pakviečia tave tapti savo mokiniu. And you listen to what the teacher says, Ir klausaisi, ką sako mokytojas, and you do what the rabbi does, ir darai tai, ką daro rabinas, and you become like your teacher. ir tampi toks, tu tampi panašus į mokytoją, toks, koks yra ir mokytojas. And the rabbi would want you to learn everything that they do. Ir aš vis jums sakau žodį They, rabinas they arba want you to learn mokytojas. everything they do. Ir rabinas ar mokytojas, rabinas nori, kad tu išmoktum viską, ką jis moka. Because the rabbi should be a walking illustration and a walking model of the Torah, of God's will and revelation. Taigi, rabinas mokytojas, jis yra kaip Toros atvaizdas, jis visą, ką daro, everything what he does. He's a walking model Tai jis yra kaip modelis, kaip of the Jewish veiksme. law. Taigi jis yra kaip mokytojas, žydų įstatymų mokytojas, jis tai mato, jis žino ir daro būtent tai. There's even a story Net yra ir toks pasakojimas of two disciples apie du mokinius. who hid under the bed of the rabbi Jie pasislėpė po rabino lovą. because they wanted to know how the rabbi and his wife behaved at night. Taigi, nes jie norėjo sužinoti, ką rabinas ir jo žmona veikia naktį. This is not a true story, but Tai it tikrai nėra tikra illustrates. istorija. And the rabbi and his wife discover the two students hiding under the bed. Taigi, rabinas ir jo žmona, jie suprato, kad du mokiniai slepiasi po lovą. And the rabbi says, "What are you doing hiding under the bed?" Ir klausė vieną iš jų, ką tu veiki, kodėl tu slėpiesi po lovą. And they say, "Rabbi, we want to know how you do everything so that we can become like you." Taigi sako, ką jūs ten darote? Sako, mes tiesiog norime žinoti, ką jūs ten darote ir daryti taip, kaip tu darai. Mes norime mokytis daryti taip, kaip tu darai. And the rabbi says, "Yes, but this is not the right way to learn that." Rabinas sako, taip, bet tai nėra priimtinas ir tinkamas būdas tai išmokti. But even in Jewish life now, the men will teach the young men before they get married Net the ir dabar facts of life. žydų gyvenime, net yra dabar tokia situacija, kad tėtis moko sūnų, kaip gyventi. And the women will teach the young girls. Ir moteris mokina jaunas merginas. So our mission is to go and make disciples, learners of all nations. Taigi mūsų misija yra eiti į pasaulį ir daryti mokiniais kitų tautų žmonės, kitus žmonės mokiniais. Yeah, each of us needs a personal discipleship plan. Mums kiekvienam asmeniškai reikalingas toks kaip individualus atskiras mokinystės planas. And in Jewish life, your aim is to become like your rabbi. Ir žydų gyvenime tavo tikslas yra tapti tokiu, koks yra rabinas, tavo And my mokytojas. rabbi is Rabbi Jesus. Ir mano rabinas, mano mokytojas yra Jėzus. I still have a lot to learn, Ir aš vis dar turiu labai daug ko išmokti. but he is my teacher. Bet jis yra mano mokytojas. And I try to be a faithful disciple. Ir aš stengiuosi būti ištikimu mokiniu. We stop there? Well, if no questions, at 5 Yeah, o'clock, one more Holy question. Mass. Yeah. Last question, and then we... Noriu paklausti, I would like to ask you, kaip atrodo mesinių žydų pamaldos? so what is it like the Jewish liturgy, the Mass just we have here? Ar yra kažkokia tai nusistovėjusi liturgija, ar skirtingos bendruomenės turi skirtingas Do you have liturgijas? any liturgy or different communities, congregations have different types of liturgy? Yeah. Ar turite duonos ir vyno liturgijos metu? So do you have any bread or wine during liturgy? Do we have any bread or wine? Yeah, during liturgy. Yeah. Here is one of my prayer books.
Šita knyga viena iš knygų, tai yra mano maldos knygų. This is a small one because I'm traveling. Šita yra viena mažesnė, nes kadangi aš keliauju ir pasiimu būtent šitą. Morning, afternoon, and evening prayers. Taigi ryto, dienos ir vakaro maldos, Prayers for the Sabbath. maldos šabo metu. We have another book which is prayers for all the Jewish holidays. Mes turime kitą knygą, kuriuose yra maldos visoms, skirtos visoms žydų šventėms. Jewish New Year, Day of Atonement, Feast of Tabernacles. Taigi žydų šventės, naujieji metai, palapinių šventė ir kitos. We have a festival prayer book also. Taigi mes taip pat turime žydų švenčių maldų knygą. 80% of our prayers come from the Bible, 80% iš mūsų maldų yra atėjusios iš Biblijos, from the Hebrew Bible, iš hebrajų from Biblijos, the book of Psalms. iš psalmių knygos. The rest of the prayers have been added over thousands of years. O kitos maldos tiesiog jos buvo įtrauktos tiesiog tūkstantmečių metų eigoje, And šimtmečio they eigoje. are in Aramaic, Ir jos yra parašytos aramėjų kalba, which is a sister language to Hebrew. kuri yra sesė kalba hebrajų kalbai. So the morning prayers, which is the main service most people go to in the week, Taigi rytmetinė malda tai yra ir maldos metas, tai yra kaip pamaldos, į kurią daugiausia žmonių ir einam. two key parts. Dvi svarbios dalys. We say the Shema, Mes sakome Šema, Deuteronomy 6 verse 4. pradžios pakartoto įstatymo knyga, part 6. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Listen, O Israel, Klausyk Izraelį, the Lord is our God, Dievas yra mūsų viešpats, the Lord is one. Dievas yra vienas. That is the declaration that there is only one God, Tai yra skelbimas, kad yra vienintelis Dievas. and that Israel should only worship one God. Ir Izraelis turėtų šlovinti ir garbinti tik vieną Dievą. And this is such an important prayer Tai yra be galo svarbi malda. that we have lots of preparation before we say it. Prieš ją meldžiant mes turime iš tikrųjų tokį nemažą pasiruošimą. And songs of praise afterwards. Ir po to giesmės ir garbinimo Ve'ahavta et giesmės. Adonai Elohecha v'chol levavcha uv'chol meodecha. You shall love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your Tu strength, mylėsi savo Dievą, savo etc., viešpatį, etc. And it goes on. visą sielą, visų protų, visomis jėgomis ir taip toliau ir panašiai. That's the first part of a morning service. The Tira pir- second part Tai yra pirmoji ryto mišių dalis ir antroji dalis, is what we call the standing prayer. ką mes vadiname malda, kai mes stovime. 18 prayers and blessings which we say. Tai yra 80 maldų ir palinkėjimų, kuriuos mes išsakome. It's called the standing prayer because it was said at the time that the priests were standing in the temple offering sacrifices. Tai kilo iš to, kad anksčiau, kai buvo aukojama, kunigai melsdavosi stovėdami. So prayer now is the substitution for sacrifices because we do not have the temple. Taigi dabar ši malda yra kaip pakeitimas, būtent ir vieta yra meldžiamasi, taip kaip buvo meldžiamasi anksčiau, kai buvo šventykla ir aukojimas. Ir tai vyksta dabar, nes dabar nėra šventyklos. So we do not have bread and wine. Taigi mes neturime vyno ir duonos, We have that every Friday night bet mes tai turime kiekvieno penktadienio vakarą, on Shabbat. švenčiant šabą. We'll have it soon today. Ir šiandien mes netrukus tai turėsime. But we say these prayers remembering the sacrifices that were offered in the temple. Bet mes kalbame šias maldas prisimdami aukas, kurios buvo daromos, kai buvo šventykla, kai ji dar stovėjo. So the Jewish prayer service will take an hour and a half.
sometimes 2 hours. Taigi būtent ta maldos laikotarpis, tas, kaip mes įvardėm lietuvių kalboje mišios, gali jos, iš tikrųjų tai nėra mišios, bet tai maldos laikas gali tęsis valandą ir pusantros ir iki 2 valandų. If you've never been to a synagogue service, it's a bit confusing, Jeigu niekada nesate buvę sinagogoje, tai truputėlį iš tikrųjų toks, but then neįprastas dalykas, tiesiog atrodo kaip ir šiek tiek lyg ir painu, but as you grow used to it, it becomes a wonderful rhythm. bet kai jūs palaipsniui prie jo įprantate, tai tampa iš tikrųjų, tai darosi nuostabu. And if you want to learn to pray without ceasing, this is a good way to learn. Ir jeigu jūs norite melstis tiesiog nesidrovėdami, tai yra labai geras būdas to learn to pray. To Right? learn to pray. Tai yra geras būdas išmokti melstis. There's a Jewish saying, when things are going well, Taigi- pray the Psalms. Taigi sako, kai viskas gerai, things are going well, kai viskas gerai vyksta, tiesiog melskitės psalmėmis. And when things are going badly, pray the Psalms. O kai dalykai pakrypsta ne taip gerai, kai viskas klostosi blogai, tiesiog melskitės psalmėmis. Yeah. Aš dar norėčiau paklausti štai tokį klausimą. Mane domina malonės ir įstatymo santykis. Jūs sakėte, kad malonė veda prie įstatymo, jeigu teisingai supratau. O romiečiams 7, 4:6 sakoma, šitaip mano broliai, jūs esate per Kristaus kūną mirę įstatymui, kad priklausytumėte kitam, prikeltam iš numirusių ir kad visi duotume vaisių Dievui. Kur dar gyvename kūniškai mūsų sąnariuose, veikia įstatymo pažadintos nuodėmingos aistros ir mes davėme vaisių mirčiai. Dabar numirę tam, kuris mus laikė surištus, esame išvaduoti nuo įstatymo, kad tarnautume, laikydamėsi dvasios naujumo, o ne raidės senumo. Norėčiau dar kartą jūsų paklausti, kad galėtų susirasti į svečius Romiečiams 7, 7, 4, 6. laiškas romiečiams 7 skyrius, Taip, 7 ir eilutės kokios? 4, 6. From 4 to 6. 7, Romans 7, 4 to 4 to 6. Right. And what was the other verses? Romans 7 and the lines 4 to 6. Okay, great question. Thank you. Dėkui už klausimą. So, in the last 50 years, Per paskutiniuosius 50 or rather metų, 40 years, o galbūt 40, there's been a movement of Christian and Jewish scholars taigi prasidėjo žydų ir krikščionių mokslininkų judėjimas, called the New Perspective on Paul. taigi, kuris vadinasi Pauliaus naujoji perspektyva. And when they look at these passages, Could you like in Romans 7, Ir kai jie žvelgia, kai jie žiūri būtent į tas šventojo rašto ištraukas, šiuo atveju laiško romiečiams 7 skyriuje, previously people read them thinking law bad, grace good. anksčiau kai žmonės skaitydavo, galvodavo, kad įstatymas yra blogai, o and grace is good. And especially Ir Martin malonė yra Luther. gerai. Ypatingai tai yra susijęs su Martinu Liuteriu. So the interpretation of Martin Luther is that the Jewish law Taigi Martino Liuterio tiesiog traktavimas, aiškinimas, kad žydų įstatymas was a bit like the Catholic Church. buvo panašus kaip į katalikų bažnyčią. And he protested against the Catholic Church. Ir jis tiesiog protestavo prieš katalikų bažnyčią. And he said that you cannot be saved by keeping the works of the law. Ir jis teigia, kad jūs negalite būti išgelbėdamas būtent dėl įstatymo darbų. You are saved by grace. Jūs esate išgelbėti malonę. And what Luther and some of the later reformers were doing Ir ką Liuteris ir vėliau kai kurie reformatai, jeigu aš teisingai sakau, darė. they were reading back into the New Testament Jie vėl skaitė Naująjį testamentą. the problems that they had with the Catholic Church. Jie skaitė būtent ir tas vietas analizavo, kurios problemas, kurios jie turėjo su katalikų bažnyčia. Now, the new perspective on Paul has
a different way of understanding the relationship between law and grace. Taigi dabar yra naujas supratimas, būtent apaštalo Pauliaus teiginys, suprantamas naujai dėl įstatymo ir malonės. Paul did not believe Paulius netikėjo, that you could be saved by keeping the law. kad tu galėjai būti išgelbėtas laikydamasis įstatymo. We are only saved by grace, Mes esame išgelbėti tik malonę by the death and resurrection of Jesus. per Jėzaus mirtį ir prisikėlimą. We are made right by our faith, Mes esame teisūs and dėl savo not by, tikėjimo, not by the works of the law. bet ne pagal įstatymo darbus. That's what Paul says. Tai yra tai, ką sako apaštalas Paulius. But that's what all Jewish people said. Bet yra ir tai, ką visi žydai apie tai sako. Luther thought that all Jewish people were trying to justify themselves by law. Ir Liuteris teigia, kad visi žydai stengiasi save nuteisinti pagal įstatymą. Just like he thought the Catholic Church was saying you have to keep indulgences and submit to the authority of the Pope rather than believe in Jesus. Could you say the same in two Just parts? like he thought that the Catholic Church Jis taip pat kaip manė, kaip ir kad katalikų bažnyčia said you can only be saved by submitting to the authority of the Pope. kad jūs galite būti išgelbėti, tai jeigu jūs paklūsite popiežiaus valdžiai. So there is a problem in the whole history of the church Taigi visos bažnyčios istorija yra didžiulė problema, that we make grace one thing and law something else. kad mes turime malonę kaip vieną, o įstatymą kaip kažką kitą. Rightly understood, grace leads to law, Teisingai suprantant, malonė veda link įstatymo and law contains grace, ir įstatyme yra malonė. and grace follows after law. Ir malonė seka paskui įstatymą. You're not agreeing with me, no? Ar su manim sutinkate, ar ne? So let me give you a picture, an Taigi- illustration. Taigi norėčiau jums tokį pateikti pavyzdį. When I asked my wife to marry me, Kai aš paprašiau savo žmonos tekėti už manęs, I did not come to her aš netėjau pas ją and say, ir pasakiau, I will be your husband, aš būsiu tavo vyras and you will be my wife, ir tu būsi mano žmona and you will do the cooking, ir tu gaminsi and you will valgį do the cleaning, ir tu valysi and you will bring up the children. ir tu auklėsi auginsi And vaikus. if you're very good, I'll bring you flowers every fortnight. Ir jeigu tu būsi gera, aš tau kas 2 savaitės atnešiu gėlių. And if you do not do this, I will divorce you. Ir jeigu tu šito nedarysi, aš išsiskirsiu su tavimi. That's a law-bearing God. Tai yra būtent tas įstatymas. It didn't work. Jis neveikia. I had to get down on my knees. Aš turėjau atsiklaupti ant kelių And I said, ir aš sakau, sweetheart, brangioji, I love you. aš tave myliu, Please, prašau, will you marry me? ar tekėsi už manęs? And she said, yes. Ir ji pasakė, taip, February the 14th, vasario 14, 1986. 1986 metais, Is that Valentine's Day here? February 14. February 14, Tai yra vasario 14 diena per Švento Valentino dieną. Law Įstatymas in the Bible Biblijoje is not a set of rules tai nėra taisyklių rinkinys, to show that you have failed. Parodyti, kad tu suklydai. Law Įstatymas is God's love tai yra Dievo meilė and revelation ir apreiškimas and standards. ir standartai, būdai. The psalmist says, oh, how I love thy law. Ir psalmininkas sako, o kaip aš myliu tavo įstatymą. On it I meditate day and night. Apie šį svarstau ir galvoju dieną ir naktį. Its teachings are richer than gold and sweeter than honey. Jo mokymas yra rangesnis už auksą ir didesnis turtas ir saldesnis už medų. Most Christians do not understand this. Ir dauguma krikščionių šito nesupranta. They do not understand the law. Jie nesupranta įstatymo. And they are what I call Torah negative. Ir tai, ką aš vadinu, yra neigiamas požiūris į Torą. Jewish people are Torah positive. Žydų tauta, žydų žmonės, jie yra teigiami Toros atžvilgiu, teigiamai žiūri į Torą.
we see that the law is showing us God's character and standards. Taigi mes matome, kad Tora parodo mums Dievo charakterį ir Dievo standartus. Not just the 10 commandments, Tai nėra tik 10 įsakymų, but 613 laws. bet 630 įstatymų. Love the Lord your God Mylėk Dievą savo viešpatį, with all your heart, visą savo širdimi, with all your soul, visą savo with sielą, all your strength. visomis savo jėgomis. That's 3 laws already. Tai jau čia mes turime 3 įstatymus. We agree with that. Ar mes sutinkame su tuo? So when you really study the law Jeigu jūs iš tikrųjų studijuojate įstatymą and understand why it is given, ir suprantate, kodėl jis yra duotas, it is given to show us God's standards jis duotas tam, kad suprasti, kokie yra Dievo standartai and God's character, ir koks yra Dievo so that charakteris, we can show God's character to others. taip, kad mes galėtume parodyti Dievo charakterį kitiems. Now, Paul in Romans 7 Taigi Paulius laiškio Romiečiams 7 skyriuje, is the wonderful chapter. Romans 7 is in between Romans 1 to 6 and Romans 8. taigi šis skyrius tai yra nuostabus, kuris yra tarp pirmų 6 skyrių ir 8. Romans 1, the Gentiles cannot be saved even though they have the law in their hearts. Taigi, once again, The Gentiles cannot be saved pagonys negali būti išgelbėti, because they break the law in their hearts. todėl kad jie sulaužo įstatymą savo širdyje. Romans 2, the Jewish people cannot be saved Laiškos Romiečiams 2, žydų žmonės, žydų tauta negali būti išgelbėti, because they are condemned by the law that they have. nes jie yra pasmerkti to įstatymo, kurį jie turi. Romans 3, all have sinned and fallen short of the glory of God. 3 skyrius, visi yra nusidėję ir visi stokoja Dievo garbės. Romans 4, we need the faith of Abraham. 4 skyrius, mums reikalingas Abraomo tikėjimas. Romans 5, it's only Adam, the first Adam sinned, and we need the second Adam. Taigi, sekančiam skyriuje Adomas nusidėjo ir mums reikia naujo kito Adomo. Romans 6, we therefore need to be buried and raised with Christ. Kitame skyriuje 6 mes sakome, mes turime numirti, kad būtume prikelti. Romans 7, this wonderful existentialist crisis. 7 skyrius, nuostabus egzistencinis Kristus. I'm still a sinner. Aš vis dar debesu Who nuodėmingas. can deliver me from this body of death? Kas gali mane išlaisvinti iš kūniškos mirties? The law is still condemning me. Mane vis dar tebeteisė įstatymas. Now the law does condemn us. Taip, įstatymas mus kaltina, mus pasmerkia. But the purpose of the law is really to instruct us in righteousness. Bet iš tikrųjų įstatymo tikslas yra mums pateikti instrukciją, kad mes būtume teisūs. And from Romans 7, the breakthrough, thanks be to God, there is no condemnation for those in Christ Jesus. Ir toliau sakant kitus skyrius, ačiū Dievui, kad Kristuje nėra pasmerkimo. Romans 8 then goes to Romans 9, the mystery. What about Israel? Ir toliau sako 8 ir 9 skyrius apie Izraelio paslaptį. So reading Romans 7 in context, Taigi skaitant šitą skyrių 7 Romiečiams laišką visą I'm not kontekstą, following the Lutheran reading of Paul, aš neseku būtent Pauliaus skaitimo Liuterio būdų metodu, but what I call the new perspective on Paul. bet aš ką vadinu naują perspektyvą, naują apaštalo Pauliaus atžvilgių. And the post-supersessionist perspective. Ir žvelgiu į tai kaip jau post pakeitimo teologijos perspektyvos būdu. And you know what happened when I asked my wife to marry me? Ir štai kas įvyko, kai aš paklausiau savo žmonos said yes. tekėti už manęs. Ji man atsakė taip. And she did the cooking and the cleaning and brought up the children. Ir ji ir tvarkė namus, ir vaikus augino. Because of our love. Ji tai darė todėl, kad mes mylime vienas kitą. Ji darė tai iš meilės. And I buy her flowers when I get back home. Ir kai aš sugrįžtu namo, aš jai nuperku gėlių. So I hope that helps you understand why I'm Torah positive. Tad manau, kad jums gal yra suprantama, kodėl aš esu teigiamai žvelgiantis, žiūrintis į Torą.
But most Christians have been Torah negative. Bet dauguma krikščionių į Torą žvelgia neigiamai, jie yra neigiamai nusiteikę Toros atžvilgiu. But I think Paul, who wrote Romans, was a Torah observant Jewish follower of Jesus. Aš manau, kad Paulius apaštalas rašė, jis tikrai buvo tas, kuris laikėsi įstatymo. He circumcised Timothy. Jis apipjaustė Timotiejų. He kept a Nazirite vow. He kept. The vow of the Nazirite, that you do not Oh. shave your beard, your hair. Jis laikėsi būtent Nazariečių, būtent to, ką jis buvo prisiekęs, jis nesiskuto barzdos. And I think Paul would say, yes, the law cannot save me from my sin. Ir tikrai aš manau, kad jis būtų pasakę, kad taip, taigi įstatymas negali išgelbėti mane iš nuodėmės. But I have not come to set aside the law. Bet aš atėjau ne tam, kad patraukti į šoną įstatymą. Jesus said, do not think I've come to destroy the law. Jėzus atėjęs sakė, jūs nemanykite, kad aš atėjau panaikinti I've įstatymą. come to fulfill it. Aš atėjau jo įvykdyti. Fulfilling the law means giving it its true and full meaning. Taigi statymo vykdymas tai reiškia, kad tai yra būtent jam suteikti tą tikrą esmę, kam jis ir yra, buvo parašytas, Keeping it from within. laikytis jo iš vidaus. And he Atsiprašau. said, which of you can accuse me of sin? Ir jis sakė, kad laikyti ją savyje ir jis tada sakė, kas gali mane apkaltinti? None. Niekas. We should stop. You We need should some stop. break. 5 minutes to the Holy Mass. 5 minutes. Left, yes, at 5 o'clock. Oh, 5 o'clock. You have 5 o'clock. No, God bless. Yeah? What it's- time is it now? Yeah, it's 5 to 6 Oh, to 5 5. to. Get some break. Then we have the Holy Mass. Taigi, Holy Thanks, Mass sir. šventas.